Antros skyriaus 5 poskyris. Vieni Creator spiritus. Dabar visą tai pritaikykime mažajam pasauliui, esančiam mūsų širdise. Išties ir paskirą žmogų ne tik bažnyčia, tėvai kai kada pavadindavo kosmoso kosmosu, pasaulio puošmena. Tai gali turėti ypatingos svarbos, suvokiant šventosios dvasios veikimą mūsų, tikinčiųjų gyvenime ir jam paklūstant. Tamsa apgaubė bedugnę. Tačiau ir žmogaus širdis, pasak rašto, yra gelmė ir bedugnė. Esti vidinis ir išorinis chaosas. Mūsų chaosas yra mumyse esanti gūduma, geismai, sumanimai, siekiai, apgailestavimai, vienas kitam prieštarauja ir kovoja tarpusavyje. Dvasinis viduramžių rašytojas savo dvasinę būklę nusako šiais žodžiais, o jis buvo vienuolis Kartūzas, gyvenęs itin kontempliatyvų gyvenimą. Viešpatie, suvokiu, kad mano dvasios žemė vis dar iškrika ir dyka, kad tamsybės dengia bedugnę. Ji išties yra sujaukta, kaip koks kraupus ir niūrus chaosas, nieko nežinantis, nei savo tikslo, nei kilmės, nei prigimties. Tokia yra mano siela, Dieve mano, tokia mano siela. Dyka ir tuščia žemė, neižvelgiama ir paira, ir tamsybės virš bedugnės. Bet mano dvasios bedugnė tave šaukiasi, Viešpatie, kad tu ir iš manęs sukurtum naują dangų ir naują žemę. Viena šiuolaikinės literatūros srovė tiesiog tęsia psichologijos požiūrių šią apimtą chaoso, besigrumenčio savo prieštarų klampynėje žmogaus temą. Tai požemio žmogus. Arba pasirenkama pradėti iš naujo, bet judėti priešingų kūrimui keliu. Šįsyk iš buvimo į niekumą, iš šviesos į tamsą. Tai nihilizmo kelias. Kokią šviesą tikėjimas į dvasią kūrėją meta ant šio visuotinio chaoso patyrimo. Dievo dvasia, veikusi viršum pirmykščio chaoso ir jame, ir dabar darbuojasi pasaulyje. Giedodami vieni Creator sakome: ateik šventoji dvasia, sklesk, dvelk ir virš mano chaoso, nušviesk mano tamsybes ir iš manęs sukurk tikrą mikrokosmosą, mažąjį pasaulį, gražų, darnų, tyrą, naują kūrinį. Štai ką rašo žmogus, ilgai mąstęs apie pirmuosius vieni Creator žodžius. Vieni Creator spiritus. Šių žodžių akivaizdoje neišeina toliau nei klupoti, nei sėdėti, nei išsilaikyti stačiam. Te galime kristi ant žemės, sulinkę ir bejėgiai, kaip paralyžiuotasis, tiksliau, kaip pirmykštis purvas, kuriam Dievas įkvėpė gyvybę. Visiška tyla. Svarbiausias visatos veikėjas, gyvybės kūrėjas yra Dievas. Kaip aliejaus dėmė, pasklinda aplink mane maldavimas už šeimos narius, draugus, kaimynus, pažįstamus ir nepažįstamus. Kiek milijonų gyvena pasaulyje, už juos visus, už kiekvieną, vieni Creator spiritus. Naujas dangus, nauja žemė, nauji Adomai, naujos Ievos, politikai, valdovai, vargšai, nelaimingieji, prostitutės, homoseksualai, nedorieji, visi nusidėjėliai, kurie nežino, ką daro, visi gyvenantys žemėje, saistomi kuriamosios Dievo dvasios galybės. Šiai dvasiai kūrėjai, sukūrusiai žmogų, kurio kiekviena ląstelė tobula, aš patikiu šį nervų, neuronų, astrocitų, pagumburio, posmegeninės liaukos, nervinių mazgų raizginį, visa, kas tvarko mūsų vegetatyvinį, intelektinį, emocinį gyvenimą, nes jos rankose visa gali būti darniai atgimdyta į grožį, tiesą, tyrumą.
į Dievo vaikų šventumą, vieni Creator Spiritus. Savyje nešiojamės pirmykščio chaoso žymę. Tai mūsų pasąmonė. Būtent šiuolaikinė psichoanalizė, perėjimų nuo pasąmonės prie sąmonės, nuo it prie superego, išreiškia vieną šio kūrimo, kuris mumise turi tęstis, kol išsipildys aspektą. Perėjimą iš to, kas padrika, į tai, kas sutvarkyta. Dvasia nori pleventi ir virš mūsų pasąmonės chaoso, kuriame grumėsi tamsios jėgos, kyla priešingi postumiai. Tai gelmė, kurioje kaupėsi nerimas ir neurozės, o drauge nepanaudotos galimybės. Dvasia visą pažįsta. Turintiems problemų su savo pasąmonė, o kas jų neturi, nėra geresnio patarimo, kaip ugdytis ypatingą atsidavimą šventajai dvasiai ir dažnai jos šauktis kaip kūrėjos. Ji yra įstabiausia psichoanalitikė ir psichiatrė pasaulyje. Pamaldumas šventajai dvasiai nebūtinai reiškia, kad reikės mažiau stengti šioje srityje, tačiau dvasia neabejotinai mūsų pastangas ištobulins ir pranoks. Kita ypatinga tikrovės sritis mūsų diena, būtent rytas, kai keliamės. Tada itin būtina ir savaiminga patirti kuriamąją dvasios galybę. Kiekvienas rytas išauštantis po nakties yra pasaulio išnirimo iš pirmykščio chaoso gyvas prisiminimas ir simbolis. Stebuklas atsinaujina. Pati liturgija siūlo šią sąsają, ypač kai kuriuose rytmetinio šlovinimo himnuose. Ėmus brėkšti dienai, gaubiami šviesos, tylos, iš tamsos visi išnyra, kaip laikų pradžioj. Naktis yra tarsi laikinas nuopolis į chaosą, saulei nusileidus, užplūsta klaikus chaosas, sielvartas, sapnai, slogučiai, gera ir bloga, tikrovė ir pramanai, visa sumaišyta ir sujaukta naktyje. Niekas neturi pavidalo. Nežinia, kiek trunka bespalviai sapnai. Kartais mus apima jausmas, kad vėl turime viską pradėti nuo nieko. Tarsi būtume ateistai, nepažįstantis Dievo, neturintis jokio supratimo apie tikėjimą, viltį ir meilę. Štai kodėl svarbu kiekvieną naują dieną pradėti su šventąja dvasia, kad ji mūsų naktinį chaosą perkeistų į tikėjimo, vilties ir meilės šviesą. Atradau, jo gražiausi žodžiai naujai dienai pradėti yra pirmosios dvi mūsų himno eilutės. Ateik, o dvasia kūrėja, aplankyk mūsų sielas. Jaučiu, jog man jų reikia, ko ne fiziškai, kad nusikratyčiau nuovargio, prislėgtumo, inercijos ir nakties užmaršties. Visi kiti apmąstymai šioje knygoje skirti padėti mums pasiekti šviesų tikslą, nuspėjama šioje meditacijoje, naujai pereiti iš chaoso į kosmosą, iškilti kaip naujai kūrinijai, kuriamojo šventosios dvasios veikimo dėka. Pabaikime himnu, recituojamu per valandų liturgiją anglakalbėse šalyse. Dievo dvasia, virš tuštumos ir tamsos, galingai sklendusi kūrimo pradžioje, sutvėrusi grožį iš dumblo ir chaoso, įkvėpusi žmogui Dievo kvėpsnį. Ateik, apsėt gyvybę dykynę mus būties, maldauki mumise, daryki sūnumis mūsų sūnuje, atverki mūsų širdis tau, galybės dvasia, ir neški mus ten, kur trivienis gyvena.